į orkestrą atėjusi kamerinį, sakau, žinokit, sapnavau, kad aš kontrabosu groju. Jūs pati rūpinotės scenografijos brėžiniais. Man braižyba mokykloje patiko, gerai sekėsi ir reikėjo greitai tai daryti. Kokie atsiminimai iš tų pirmųjų spektaklių? Jisai suvirintojas, ten teatre virino kažką tokio, sako, man labai patinka virinti, ko jums ten krūmo reikia. Sveiki, mėly Panevėžio muzikinio teatro bičiuliai. Šiandien tęsiame projektą Teatro DNR, kuris yra skirtas teatro istorijai, atsiradimui, svarbiausiams momentams, žmonėms, kurie jį kūrė ir tebekūrė, įamžinti. Ir šiandien turime svečią. Mano pašnekovė yra Rita Elsbutienė, kuri šalia teatro buvo nuo pat pirmųjų jo įkūrimo žingsnių. Ir mano pirmas klausimas Ritai yra turbūt apie tai beveik 30 metų ar jau 30 metų. Įvykę tie 30 ar ne? Įvykę, truputėlį daugiau. Tai va, tai mes turim įspūdingą iš tikrųjų laiko tarpą ir aš neįsivaizdavau, kad mes galėtume nepasikalbėti. Mes kartu praleidome, man atrodo, 3,5 metų ir jūs visą laiką, visus tuos metus nuo pat pradžios, mano akimis buvote žmogus, kuris laiko iš esmės visus 4 teatro kampus. Man atrodo, kad nepasakysiu tikrai per daug šitaip įvardindama. Ir kaip jūs atsirado teatre? Kaip pravėrėte tas duris, kada tai įvyko ir kokiamis aplinkybėmis? Tai kaip ir visi eina į darbą, taip ir darbo ieškant, visai netyčia draugė pasiūlė nueiti į muzikinį teatrą, kuris tik 94 metais pradėjęs dirbti ir čia, sakykime, buvo jau vasaros pabaiga. Sako, ten administracija kūrėsi, nieko dar nėra, reikia bandyti. Nu, tai nueinu. Jinai pasikalbėjo su tuometiniu direktoriu Vidmantu Kapučinsku, sako, jums reikia sekretorės būtinai, nu kaip čia dabar kas, kaip. Nueinu. Pokalbis. Paskambinkit po savaitės. Skambinu po savaitės, nu tai kitą savaitę ateikit dar pokalbiui. Tai taip ateiti pokalbiui paskambinti truko 1,5 mėnesio. O paskui maestro klausė, kodėl taip ilgai. Aš gyvenime neturėjau, kad man iš paskos kažkas vaikščiotų. Ar kaip čia dabar bus? Mes sako, supratau, kad reikia, pats su visais dokumentais nesusitvarkysiu. Taip ir prasidėjo mano kelionė teatre, kur buvau pradžiai sekretorė, personalistė, paskui referentė, orkestro administratorė kamerinio. Tai būdavo ir teatre, ir repeticijose. Tai galima sakyti, kamerinio orkestro repertuarą žinau mintinai. Netgi jau žinodavau, kuris muzikantas truputėlį ne tą natą. O Rita, jūsų santykis su muzika iki teatro, ar jūs turėjot kažkokių sąsajų? Muzikos mokykla? O, tiek. Panevėžyje, Taip, ne? Panevėžyje. Iš pat pradžių buvo pianinas, o paskui kanklės pas amžinatilsį mokytoja Katinienė. Ir darbo pasiūlymas teatre jums pasirodė patrauklus tik tuo aspektu, kad reikia darbo, ieškau darbo, ar vis tik tai buvo ta linija, kad tai, kad pažįstat muziką, kad pati muzikavot, ar buvo kažkoks lemiamas veiksnys šitoje vietoje? Aš pati gyvenime niekada apie tai negalvojau, tik tai paskui save pagavau, kad kaip būdavo, žinot, pirmadieniais per Lietuvos televiziją grodavo simfoninė arba kamerinė muzika. Tai būdavo, jeigu iš mokyklos pabėgdavai arba nereikėdavo eiti, tai aš tyliai įsijungdavau ir man patikdavo. Tas kažkur paslėpta buvo. O kad
atsiprašau, kad susijęsiu savo darbą ir gyvenimą su teatru, tai niekada negalvojau. Buvom jauni. Taip. Didelę laiko perspektyvą ir mes pamėginsim šiandien paliesti gabaliukais po tuos svarbiausius, reikšmingiausius etapus, kadangi mes ne vieną kartą jau kalbėjom su maestro ir apie tą pradžią, ir apie visą teatro evoliuciją, kaip jisai ėjo, kaip jisai judėjo. Maestro buvo tas žmogus, kuris yra scenoje, jisai ir vedė visą įstaigą kaip vadovas ir lygiai taip pat jo labai didelis dėmesys, koncentracija buvo į visą meninę veiklą. Tai ta linija be galo įdomi, bet ar jums niekada neatrodė, kad ne ką mažiau reikšminga yra ir tas visas vyksmas, kuris vyksta už uždangos, iki to stebuklo, kuris įvyksta atsivėrus scenai ir prasidėjus spektakliui. Ar jautėt tai, kad tas indėlis, ką daro visi žmonės, pavadinkim taip, už kadro, kuriuos mes taip vadinam, kurie nėra scenoje, kurie galbūt negauna tų aplodismentų po kiekvieno spektaklio. Ar jautėt pati, kiek svarbus ir reikšmingas yra jūsų kasdienybės tas visas vyksmas, būvis ir kiek jūs turit tos reikšmės visam teatro vyksmui? Tai kai pradėjau dirbti, tai tas ir buvo, kad visko mokėmės, visi visko mokėmės, nes administracija buvo labai labai minimali, vyko statybos, bet ir paraleliai vyko vaikiško spektaklio statymas, jo repeticijos buvo foje vyko. Ir jisai, premjera netgi įvyko 94 metų gruodį Šermukšnio gatvėje Statybininkų kultūros namuose. Tai va, sakykime, pats pirmas spektaklis buvo Dainiaus Valionio, režisierius Vytautas Kupšys, Girių karaliai. Tai ten tikrai spektaklis ne tik vaikams, bet ir suaugusiems tinkamas, jisai įspūdingas. Ir ta visa veikla, kai neturi tų pagalbinių, sakykime, teatre, kas gali tai daryti, tai spektaklį, ne tik spektaklį, bet ir koncertą, ir viską daro visi iki vieno. Direktorius eina grindį šluoti, jeigu žiūri, kad reikia, valytoja eina ten kažką pakarpyti ar palyginti. Paprasčiausiai indėlis į teatrą, gimstantį teatrą, buvo visų. Nebuvo atskirai, vienas padarė daugiau, kitas mažiau, mes visi viską žinojom, kas turi būti padaryta, netgi nežinojom, kuris tai gali padaryti, bet jeigu tu žinai, kad tu gali, eini ir darai. Ir tas buvo toksai atsakomybė už viską visiems. Neišsiskyrėm, kad tu atsakingas už tą, kitas atsakingas už tą. Netgi gal tais laikais net nebuvo tokio, kad man tas nepriklauso, aš nedarysiu. Buvo viskas visiems dėl bendro. Kaip mūsų tas sakymas buvo, ištekėjom už teatro. Ištekėjot už teatro. Labai toks rimtas pareiškimas, bet man visada įdomu, iš kur tas ateina, iš kur ta būsena, tas pasišventimas, tas nusiteikimas, ta motyvacija. Ir šitoj vietoj teatras atsirado, jo gimimas, kaip ir pats maestro sako, tai buvo virsmas, kuris nebegalėjo neįvykti, nes mėgėjų menas, mėgėjų operetė, kurie skaičiuoja savo istoriją nuo šimtmečio pradžios, jie jau buvo pasiekus tą tašką, kada jinai turėjo kažkur virsti, kažkoks virsmas turėjo įvykti. Ir ar jūs atėjus, nežinau, turbūt tai buvo pirmas jūsų pirmoji darbovietė, ar ne? Trečia. Bet vis tiek tokioj tikrai, nežinau, sakyčiau, jauno žmogaus startiniai pozicijoje, ar jūs
jautėt, jūs labai gražiai apibūdinat, kas tai buvo, kad buvo aišku visiems, kas ką turi daryti, kad visi prisideda, kad visi yra vienodą indėlį įdedantys žmonės, bet ar jums jautėsi tas, kad tai yra kažko, kad jūs tęsėt kažką, kas yra labai svarbu miestui, šaliai, ar tai buvo daugiau toks iš vidaus natūraliai atėjęs dalykas? Pradžiai buvo natūraliai. Paskui tik tai, kada, sakykime, jau 95 metais, kada jau atidarimas vyko, Linksmosios našlės premjera, tas visas jau didysis statymas spektaklio, tada jau ta istorija daugiau sakykime, daugiau tos istorijos sužinojai. Nes aš, pavyzdžiui, kai atėjau, aš apie muzikinę Lietuvos liaudies operetę aš nelabai ką žinojau. Tik tai paskui sužinojau, kad iš liaudies operos Klaipėdos muzikinis teatras, čia iš liaudies operetės Panevėžio muzikinis teatras, tai vat tik paskui laikui bėgant. O kaip jums atrodo, kodėl būtent Panevėžy tokie dalykai vyko? Ar tai atsitiktinumas, ar vat, kodėl ne Alytuje, ar kažkur kitur va, toks teatras susikūrė? Iš esmės vienintelis Lietuvoje. Gal žmonės tokie yra? Tai reiškia, aš manau, čia žmonių. Kalbant apie teatro DNR, tai čia turbūt mūsų vienas iš tų raktinių žodžių turėtų būti žmonės, nes teatro startas tokio kaip administracinio vieneto, administracinės įstaigos jau oficialiai registruotos, kaip suprantu, buvo 10 etatų, 10 žmonių, kurie realiai dirbo ir gavo algą. Jūs buvot viena iš jų, ar ne? Taip. Bet pastatyti spektaklį neužtenka 10 etatų, mes tai labai gerai žinom. Tai reiškia, likusi dalis ėjo iš entuziazmo, iš tos inercijos, kuri buvo susikūrusi. Ar prisimenat ar reikėjo ką nors kalbinti, įkalbinėti, dalyvauti, nes taiga prieš tai visi ateina savo noru, ar ne, kurti kartu kažką daryti ir staiga mes jau turim tą tokią struktūrą, oficialumą, įdarbinimas, darbo sutartis, tie visi dalykai ir tai tik tai 10 tų žmonių, muzikantų, kiek atsimenu, minėjo maestro 6 etatai. O kaip visa ta likusi dalis žmonių būrėsi ir kaip palaipsniui mes susitikom, kada mes turėjom 104 jau etatus, ar ne, jau teatre yra milžiniškas pokytis įvykęs šituo klausimu. Tai vat, kaip jums, ar laipsniškai tas vyko ir kur tas užtaisas, kaip jums pavyko su 10 etatų rodyti spektaklius pradžiai? Tai sakykime taip, kad kolektyvai tai buvo visi tokio entuziazmo pilni, kadangi vadovai juos vedė. Tai buvo šviesios atminties Jonas Grubliauskas, tada Vytautas Murauskas baletą. O Grubliauskas chorą. Chorą, taip. Choro vadovas. Choro vadovas buvo. Ir tai buvo nuo liaudies operetės, jie tiesiog, jie to gyveno, jiems to reikėjo kaip oro. Mano buvo tokia nuomonė, kad kitaip ir negali būti. O paskui palaipsniui etatai, po truputėlį, po mažai. Sakykime, baleto trupė iki pat pabaigos neturėjo etato, kol ta pasikeitė. 2005 metais, sakykime, teatras jau virsta kitu teatru, truputėlį po viešosios įstaigos grįžimo vėl į biudžetinę įstaigą. Tada jau keičiasi ir choro sudėtis, ir solistai kiti renkasi, režisierių pasikeitimas vyksta, toksai, kaip aš sakau, antras atgimimas. 2005 metai. 2005 mes išleidžiam operetę Balius Savoje. Tada režisierius atvyksta iš Kauno Nerijus Petrokas. Ir tada, prasideda ta evoliucija, tokia ėjimą į didesnį profesionalumą. Jau, sakykime, nuo tada mes jau ir turim statusą, kad esam profesionalus. O baleto trupė man dabar net taip neįtikėtinai skamba. Buvo laikas, kada teatras turėjo ir baleto trupę, ar ne? Ir kiek žmonių jame šoko? Oi, dabar bijau pasakyti, ar 6 ar 8 poros. Bet tai buvo, sakykime, iš muzikos mokyklos
ten šokių vadovai šokantis. Netgi jie dabar, man atrodo, dabar bijau pasakyti irgi, yra dar, yra. Tai buvo ir choras, ir orkestras, ir baleto trupė, ir režisierius Nerijus prisijungė. Taip, kai režisierius Nerijus prisijungė, jau tada, sakykime, ir choro vadovas, jau tada Algirdas Viesulas tapo, baleto trupė jau buvo pas mus samdoma iš Vilniaus Lietuvos ansamblio. Alfredas Taip, Kondratavičius. Alfredas Kondratavičius tada pradėjo vadovauti. Tai orkestras, sakykime, jau tada jau stabilesnis buvo operetės. Dar kamerinis orkestras buvo irgi. Viena iš tų priežasčių, kodėl ir mes šiandien ir kalbam su jumis ir sumanėm šitą projektą Teatro DNR, tai yra tai, kad iš tikrųjų didelė dalis informacijos, istorijos yra iš tikrųjų kaip ir, sakyčiau, nelabai užfiksuota, nėra to nuoseklaus metraščio. Ir mano akimis žiūrint, labai daug dalykų tiesiog pasimiršta su laiku, kaip kad ir teatro kamerinio orkestro, tiksliau, net ne teatro, jis buvo visiškai atskiras darinys, ar ne, kamerinis orkestras, kuris irgi, kurio branduolys paskui tapo teatro orkestro branduoliu. Ir kamerinis orkestras turi savo, kaip suprantu, irgi labai tokią ryškę, net ir koncertinę biografiją. Labai ryškę. Prisiminkim truputėlį tuos laikus kamerinio orkestro, maždaug laiko rėmai kokie nuo kelintų iki kelintų metų, tai man atrodo buvo 10-metis ar daugiau. 91 metais jie įsisteigė, jie grojo patys, kaip pasakyti, be jokių atlyginimų, sugalvojo, reikia iš senosios muzikos ansamblio kamerinis orkestras įsisteigė. O kai jau buvo teatras, tada jau jisai buvo etatuose, tuose pusiniuose labai mažučiuose, ir 95 metais buvo jų pirmosios gastrolės į Belgiją. Tada profesorius Algirdas Budrys ir Belgijos profesorius Edvinas Kiuzė, 2 klarnetininkai solistai buvo, ir mūsų kamerinis orkestras vyko. Tai pamenu, kai atėjo iš Belgijos Natos faksu, tai sakėm, pats ilgiausias faksas Lietuvoje, nes visa partitūra ir partijos faksu, tai mes ten iš kabineto pirmyn atgal lakstėm, sakėm, ar užteks popierius. Tokios buvo pačios pirmosios gastrolės. O toliau gastrolių buvo tikrai nemažai. Ir Šveicarija, ir Italija, Sardinijos sala, Vengrija, Švedija. Tai Švedijoje mes jau buvom tapę netgi festivalio orkestru. Susipažinom su Joni Jankton, Kristianstado festivalio prezidentu, ir vykdavom beveik kiekvienus metus apie 10-metį. Tai būdavo labai smagu, ten suvažiuoja iš viso pasaulio. Daug, aišku, labai būdavo pučiamųjų orkestrų. Mes kaip kamerinis, tai buvom toksai jau beveik tapę pagrindiniu festivalio akcentu. Taip. Kokie prisiminimai iš jūsų lydėdavo orkestrai? Aš visas tas gastrolės organizuodavau. Taip, ir visus viščiukus skaičiuodavau. Rita, kokie, nežinau, įsimintiniausiai gastrolių įspūdžiai? Ir man šiandien iš šiandienos perspektyvos, man atrodo, tai iš tiesų, tarkim, mūsų orkestras Garsas po, man regis, 7 metų pertraukos išvyko į Bulgariją į koncertinę kelionę, tikrai po ilgo laiko, ir kiek tai iš tikrųjų, kiek tai reikalauja ir pastangų, ir darbo, kad tai vyktų, ir atrodo irgi labai trumpai tas blyksteli, bet labai stengiasi tai atspindėti, užfiksuoti, kad ta žinia kažkaip sklistų plačiau. Kaip taip atsitiko, kad jūs taip kukliai, tyliai, paraleliai Lietuvos kamerinis vadovaujamas Sauliaus Sandeckio irgi važinėjo po visą pasaulį, bet ir jūs važinėjot. Ir apie vieną orkestrą mes žinom, apie kitą mes dabar tą informaciją istorijai saugom. Ir liudijimus, kaip pasakyti, liudijimus
renkam, apie juos kalbam. Kodėl jūs tada, tarkim, turbūt nebuvo bendrai to tokio intereso, kad kažkas daugiau žinotų, kad va taip vyksta ir Panevėžy, va tos tokios, nežinau, gal net pasididžiavimo kažkokio, ar tiesiog nebuvo rankų, kas tai daro, va kur matot tas Aš manyčiau, priežastis? kad tais laikais nebuvo tokios komunikacijos, sakykime, muzikų sąjunga, ten muzikos dar kita buvo. Kompozitorių sąjunga. Jie žinojo ir mes ir didžiajam parade dalyvaudavom muzikų. Taip, miestas labai gerai mus žinojo. Gal paprasčiausiai dar tas kuklumas. Mes čia tvarkomės, mes čia važinėjom, mes čia savo publiką turim, mes juos mylim. O Lietuva lygiai taip pat važinėdavo, mus žinodavo. Tik tai gal tie laikai buvo, kad nebuvo ta komunikacija tokia kaip dabar. Sureikšminta kažkiek, ar ne? Taip. O kokie ryškiausi atsiminimai iš tų koncertinių kelionių? Ar yra įvykę kažkokių tokių nepamirštamų situacijų? Šiaip viskas vykdavo labai sklandžiai ten. Sunku netgi kažkokių rimtesnių atsiminti. Tai aišku, vienas tik tai labai atsimintinas yra, kai iš Švedijos grįžtam keltu, keldavomės iš Lenkijos į Švediją ir iš Švedijos į Lenkiją. Jau sulipam į autobusą, pradedam skaičiuoti, 2 panelių nėra. O jau mašinos važiuoja atgal į keltą, kad plaukt atgal. Tai ką, aš greitai į keltą ieškot, į kajutę, tuk. O mergaitės kaip pačiam gale nesigirdėjo. Langų nėra, jos miega. Tai mes taip juokėmės. Labai patiko Švedijoje, reikėjo grįžti atgal, reiškias. Ten tyčia buvo. Čia humoras. Tai va toksai buvo, kad vos nepalikom laive 2. O ką jums patiems kolektyvui ir vat, jums kaip daliai kolektyvo, ką reiškia tie išvažiavimai? Ar tai buvo kaip toks tikslas vienas iš, vat, kada tu dirbi, kažką padarai, paruoši programą ir tada važiuoji, ją pristatai? Ar tai buvo jau kaip kasdienybė, kad tiesiog įprastas dalykas? Ne, tai buvo tiesiog šventė, sakykime. Taip, tai šventė. Sugalvojimas vykti į kelionę taip, kad mes sugalvodavom ir ieškom kažką. Tai būdavo per draugus. Labai stipriai draugavom su universiteto merginų choro Virgo ir su Rasa Gelgotienė. Tai labai daug Europos apvažiavom. Tai, kaip sakom, išvažiuoja autobusas pilnas panelių moteriškių. Pas mus 3 vyriškiai, maestro, kontrabasistas ir altistas. O pas chorą 2 vyriškiai, tai vairuotojai. Tai mes jau juokdavome, sakom, gal reikėtų į kokius Jungtinių Arabų Emiratus išvažiuoti, dar pakeičiam truputėlį į moterišką pusę ir vykstam pilnai. Ir dar kaip tos kelionės būdavo toksai subendravimo, mes jau visi ant tiek buvom susibendravę, draugai, šeima, ir kelionėse jau žinodavom, kada kas pradės nebe taip elgtis, kam galva pradės skaudėti, kas pradės pykt, kas dar kaip nors. Ir paprasčiausiai tai būdavo normalu, niekada jokių pykčių nebuvo. Nebuvo susipykimų, aš dabar kaip atsakykime. Konfliktų, ne. Per tą visą laiką orkestras buvo kamerinis, sakykime, orkestras buvo, draugų ratas. Draugų ratas, kuris bet kada tik sušvilk ir greitai su instrumentais prisistatys ten, kur reikia. O kelionės, kaip ir visur, manau, kad kelionės artina, bendrina geriau. Toks suartinantis dalykas iš tikrųjų, o kelionės nepaslaptis labai daug kainuoja. Vat kaip šitą spręsdavot klausimą? Tai dabar pajudėti su kolektyvu didesniu, tai yra labai daug reikalų. Kaip tada, ar tai buvo daugiau patys labai norėjo ir dar įstatymiškai taip nebuvo? Kad mes labai patys mokėtume daug, taip nebuvo, kadangi kai tardavomės dėl gastrolių, sakykime, būdavo paruošta programa, mes vežam muzikantus,
vykstam į chorus. Tai vat apgyvendinimas, maitinimas nekainuodavo. Mums kainuodavo ten kelio mokestį susimokėti, autobusą išsinuomot ir kūras. Visa kita apmokėdavo kitą pusę. Tai vat lygiai taip pat į Švediją pačioj pradžioje, tai kai važiavom, tai mes viską mokėjom. Viską mokėjom, mokykloje gyvenom, ant grindų čiužinius vežėmės, smagu buvo. Paskui po truputėlį jau pradėjo keisti sąlygos ir būdavo tik tai mes autobusą užsisakom ir važiuojam. Taip nebuvo, kad sugalvotume važiuoti ir viską patys apsimokėti, nes tai yra taip tikrai brangu. Dabar truputėlį noriu pasukti mūsų pokalbį į irgi labai man įdomią pusę. Ką reiškia būti šalia kuriančių žmonių? Kiek tai yra lengva ir kiek tai yra sunku. Ir čia kur kreipiu, tai nuo paties maestro ar ne teatro įkūrėjo vadovo ilgamečio Vidmanto Kapučinsko iki atvykstančių režisierių, visos komandos kūrybinės, pagrindinės, kuri statydavo spektaklius. Ir kartu vis tiek kolektyvas tikrai nemažas, jis buvo augantis ir visi yra menininkai, visi yra muzikantai iš to paslaptingo pasaulio. Ką reiškia būti šalia, kartu nebūnant muzikų, menininkų? Tai yra iššūkis. Svarbiausia buvo tas, kad pasitikėjimas vienu kitu ir tu turi būti tas realistas. Tas, kuris aš ir buvau realistas. Menininkai, jie prisisvajoja, prisifantazuoja, jie ten, nežinau, Laskalo operos pastatymus galvoja, gali padaryti. Bet tu esi tas realistas, dalyvauji tam pokalbį ir pasakai, nusileiskit ant žemės. Tai buvo labai toks ryškesnis variantas, kai atvyko austrų scenografas Frideris Kleinas. Tai jie buvo prisifantazavę labai daug didelių pastatymų, senvagiai, su plaustais, su viskuo ir taip toliau. Ir jie tikėjosi gauti iš tam tikros įstaigos finansavimą. Aš jiems pasakiau, jūs nusiraminkit, nes jūs tikrai negausit. Aš realiai jums pasakau. Nu, tai taip ir buvo, kad ne. Tai ta svajonė ir liko tokia svajonė, bet aš buvau visą laiką tas žmogus, kuris juos nuleidžia ant žemės. Ir jeigu mes dabar taip įvardintumėt, kaip jūs matot iš šiandienos perspektyvos, kokių savybių reikia tam žmogui, kuris turi būti šalia menininkų? Kas būtų svarbiausias žmogiškosios? Žmogiškosios savybės, pakantumas, šaltumas. Jis turi būti šaltas, emocijas turi padėti į šoną, nes emocijos daug ką sugadina. Bet jūs aš nepasakyčiau, kad jūs tokia iš šaltųjų. Ne, tai žinau iš savęs, kad emocija kartais pakiša koją dėl to. Emocija pakiša koją, bet, kaip be emocijų? Žmogus be emocijų, jisai negyvas. Taip, ta emocija, reikia išmokti jas valdyti. Bet su laiku išmokstam. Su laiku mes visi keičiamės, mokomės, tobulėjam, o meno sferoje būti ne meno žmogui yra sunku, bet ir labai veža. Sunku yra, kurioj vietoj tas sunkumas? Ar kad reikia daug sugerti tų emocijų ir atlaikyti? Būtent sugerti. Kadangi menininkai su menininkais, jie turi savo kalbą, jie turi savo emocijas ir jie jas supranta truputėlį kitaip. O tu priimi viską tiesiogiai ir, sakykime, išlaviruoti tarp jų, turi pats tapti artistu, kad žinoti, kam ką pasakyti, kokioj situacijoje ir kaip išlaviruoti, kad visi būtų patenkinti.
bet tas išmokstama. Išmokstama. O kokia buvo pradžia, ar buvo sunku? Labai sunku, aš telefono ragelio pakelt bijodavau, kai žinodavau, kad ten profesorius skambina. Prasidėjo pirmadieniniai koncertai ir maestro išeidamas sako, skambins Sergejus Okruško, tu ten pakalbėk, susitark, kada atvažiuos ir taip, aš skambinu telefonas ir žinau, kad turi skambinti ir aš bijau jokiautis. Kaip kalbėti su profesoriu? Bet, kaip aš sakau, bijau telefono ragelio pakelt su profesorium kalbėti, o paskui jokių problemų neliko. Ir ėjau koncertus vesti. Ir kiek laiko prireikė persilaužti, įprasti, perprasti gal labiau? Nu, sunku pasakyti, tai senai buvo ir atrodo, kad taip net nebuvo. Paskui jau taip. Įpranti, eini ir pats pirmas eini, net nebelauki iš profesoriaus, jau pats skambini jam ir visai kitaip. Prisiminkim tradicijas, jūs paminėjot pirmadienio koncertus, festivalis ant katedros laiptų vyko, o šiek tiek praskleiskim, nes ypatingai, kai paminėjot senvagės idėjas, man taip yra, nežinau, čia turbūt ta aksioma, kad visos idėjos tvyro ore ir ta vieta iš tikrųjų prašosi to veiksmo ant vandens kažkokio, nes aš girdžiu nuolatos, kas pamato iš kūrėjų, menininkų, režisierių, dirigentų tą vietą Panevėžy, kad visi regi ten kažkokį labai gražų teatrinį vyksmą. Tai turbūt tai tik pateisina, kad viskas sukasi ratu, ar ne, yra ciklas ir viską mes imam iš ten, kur jau kažkada kažkas sukosi, kažkas buvo, kažkas vyko. Ir kokie buvo ryškiausi teatro, kokios ryškiausios iniciatyvos, festivaliai, ciklai, be pastatymų, prie kurių mes dar prieisim? Taip, turėjom jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursą festivalį su kameriniu orkestru. Turėjom vasaros festivalį ant katedros laiptų. Sakralinės muzikos? Ne. Tiesiog. Jis tai buvo festivalis, taip. Tik kaip ir visada, kiekvienas kolektyvas savo kūrinius turėdavo pristatyti kleboniją, kad jie patvirtintų. Jūs kviesdavote ne vien patys, bet kviesdavot... Mes kviesdavom, taip, ir patys. Būdavo, kad mūsų visi kolektyvai po kartą ar po du, kaip išeidavo, ir kviesdavom, turėjom nedidelį finansavimą, vienais metais didesnį, kitais metais mažesnį, rašydavom projektus. Ir paprasčiausiai jisai apie 10 metų vyko. Išsisėmė pinigų, kai nedaug gauni. Tai tada ką? Gaunasi beveik tie patys atlikėjai, su kuriais jau kontaktai yra geri ir jie daro didelės nuolaidas. Arba netgi už dyką atvyksta. Tai jau o kiekvienais metais norisi, kad tas festivalis vis naujesnių augtų, tobulėtų, bet atėjo toks laikmetis, kad mažai finansavimo, tai jau geriau uždaryti, o ne laikyti į tokį lengvai dosnuojantį. Orkestro festivalis su jaunaisiais atlikėjais. Kamerinio orkestro. Tai čia vėlgi ištakos dabar organizuojamo teatro festivalio už muziką ir vaikystę. Ir aš sutinku labai nemažai žmonių, kurie dabar yra arba muzikologai, arba kitų profesijų žmonės, kurie vis dar atsimena savo tą patirtį Panevėžio muzikinio teatro scenai. Tai mano klausimas jums yra su tuo susijęs, ar tuomet jautėt, įsivaizdavot tą prasme, ar buvo tas supratimas, kaip jaunam žmogui yra svarbu pagroti su rimtu kolektyvu? Taip. Tai būtent dėl to supratimo ir pradėjo šitą visą idėją, iniciatyvą daryti smuikininkai mūsų. Kurie buvo ir mokytojai? Taip, ir mokytojai, taip, muzikos mokykloje ir kolegijoje iš dabartiniai menų. Tai netgi iš Latvijos atvykdavo, sakykime, iš pat pradžių buvo
vietinės reikšmės. Iš pradžių mes pasidarėm miesto tik tai, paskui jau darėm visos Lietuvos, kas atvykdavo, ir buvom iki tarptautinio iš Latvijos atvykdavo. Nes kontaktai būdavo, kai pedagogai su savo moksleiviais vykdavo į Latviją į festivalius, tai vat, labai gražiai susidraugavom, atvykdavo ir iš ten. O jums asmeniškai, kuris iš tų renginių, iniciatyvų, ciklų, festivalių pats toks arčiausiai širdies? Prie visų dirbau, su visais projektais dirbau. Daugiausia indėlio, gal sakykim, su jaunaisiais pianistais stygininkais, nes ir programėlės, ir afišėlės, kažkas tokio tų vaikų, kad atvažiuotų, kad viskas gerai būtų, daugiau atsakomybės. O kada, sakykim, vyksta su suaugusiais, tai viskas aišku, jų už rankos vaidžiuot nereikia, įprasta, normalu. Ar atsimenat kokį išskirtinį koncertą, kažką, kas pačiai būtų iš tų? Ar galbūt kažkokią istoriją iš tų dalyvavusių vaikų, gal kažkas dabar šiandien yra labai žinomas, kas groja su orkestru? Gal šitos labiau galėtų pasakyti maestro Vidmantas Kapučinskas, nes pačiuose koncertuose tai jau man nebetekdavo dalyvauti, nes aš užkulsiuose, tai man sunku kažką tokio pasakyti. O iš pačių aplamai visų koncertų, kas man labiausiai tai yra, sakykim, gal pats ir kūrinys labiausiai man atitinkantis, tai Holzbauerio koncertas violončelei ir altui. Tai tada Čiurlionio kvarteto muzikantai su mumis kartu grojo. Tai va šitas įspūdingiausias man yra. Kelintais metais jis vyko? Maždaug. Tie metai tai bėga, kad sunku pasakyti, žinokit. Bet čia kamerinio orkestro tam epizode, ar ne? Eikim prie spektaklių, bet prieš tai dar girdžiu ir programėlės, ir koncertų vedimas. Tai kiek etatų, jeigu būtų taip, kiek kelių žmonių darbą jūs darėt? Ar kada nors šiaip bandėt skaičiuoti dėl įdomumo? Neskaičiavot. O dabar, jeigu reikėtų užlenkti pirštus, dizaineris, redaktorius, tai žinot, kaip yra. Vadybininkas. Tai visą tai į etatus negali paversti, nes tai nėra pastovus. Atėjo situacija ir darai. Jinai pasikeitė, kitą darai. Tai čia tas toksai prabėgom, tai į etatus nelabai jis. Bet visą laiką buvo pirmas kartas, kada kažką tekdavo pirmą kartą daryti. Ir ar buvo baimės, ar kažkaip... Tai kai koncertą reikėjo pirmą kartą vesti, tai kiek baimės buvo. Ir paskui, kai pamačiau filmuotą medžiagą, aš tada buvau susijau iki kelių scenoje, ir kai pamačiau filmuotą medžiagą ir pasakiau prieš tai, į sceną negalima eiti trumpų sijonų, viskas. Ir nuo to laiko muzikinėme teatre niekas scenoje nebepasirodė trumpų sijonų? Ne, aš pati savo priėmiau tokį, kad koncerto vesti negalima trumpų sijonų. Bet irgi, kokiam aplinkybėm jūs į tą sceną išėjot? Va taip tiesiog iš to, kad reikia kažkam tai daryti? Taip. Ar jūs kažkas stumtelėjo labai? Tai maestro, visiems darbam, ką reikia padaryti, tai kaip būna, kas gali. Rita, eisi? Tai aš nežinau, tai gal kaip, tokia, argi čia problema? Ne, gerai. Visa kita kaip, apsidairom, kas gali, kas mokat. Gerai, pabandysiu. Pirmyn. Pastatymai spektaklių ir besiformuojanti jau ir pastovesnė kūrybinė komanda, kuriai buvo ir Rita Kosmauskienė, ir Nerijus Petrokas, ir Alfredas Kondratavičius, ir galbūt jūs dar kitų daugiau žmonių paminėsit. Kaip gimė, kokie atsiminimai iš tų pirmųjų jau oficialaus įsteigto muzikinio teatro spektaklių, ir kada buvo jausmas, ar buvo toks jausmas, kad štai po šios premjeros jau tikrai turime teatrą?
Tai kad teatras man jautėsi visada. Nes vien tame, kad tu dirbi teatre, tu jau pats savyje esi užkūręs tai, kad tai yra teatras. Vienais metais gal sekasi sunkiau, kitais lengviau, bet tai vis tiek yra teatras. Vis tiek tai yra mūsų tvertas, mūsų, kaip aš sakau, suneštas, sudėtas, kiekvienas prisidėję prie to. Ir netgi labai geras buvo toksai, sakykime, prisiminiau, kai statėm patį pirmąjį vaikišką spektaklį. Taigi, teatre vyko visi statybos darbai. Repeticija foje vyksta. Nu ir reikia tą scenografiją kažkokią tai daryti. Ten jau režisierius tarėsi su keliais vyrukais, vienas bėga pro šalį iš tų darbininkų, sako, girdėjau, ten suvirinti kažką reikia. Jisai suvirintojas, ten teatre virino kažką tokio, sako, man labai patinka virinti, ko jums ten krūmo reikia. Tai jisai iš armatūros suvirino krūmo kontūrus, uždėjom tinklą, pririšom raištelių ir krūmas gavosi. Nu, tas toksai buvo netgi iš tų pačių statybininkų, kad jie išgirsta, kažką ir aš galiu prisidėti tokių atėjimų. Pavyzdžiui, pirmasis scenos darbininkas, tai gyvena šalia nepriklausomybės namas, kur yra. Tai vyko dar remontai. Jisai ateina, sako, gal jums reikės pagalbos, aš čia gyvenu, aš galiu pas jumis dirbti. Tai yra Povilas Dundulis, dabar dar vaikšto, kartais ateina į spektaklius. Tai vat, tokie žmonės patys žmonės ėjo į mus ir sakė, kad mes galim jums padėti. Tai vat tas toksai, kaip pasakyti, prasidėjo visi darbai, visos idėjos iš aplinkinių žmonių, kurie atėjo pas mus. Ir viskas labai gražu. Tęsiasi toliau. O ar buvo momentų, kada jūs savo užduodavot klausimą, kodėl? Kur to yra, nežinau, jeigu genezę kažkokią daryti? Ar tai istoriniai praeityje, aplinkybėse? Ar tai, kad vienas traukia kitą ir tada tas būrys didėja, auga iniciatyva? Ar tai yra virsmas, nepriklausomybės gimimas, atkūrimas? Yra tame, yra. Yra ir nepriklausomybės atkūrimo, ir žmonių tas mentalitetas, tas toksai siekti gero, kažką Lietuvai, miestui padaryti. Yra tas, yra. Ir aišku, priklauso nuo žmonių, kurie būrėsi į vieną krūvą, vieną kolektyvą būrėsi. Tai va, tas yra patys gerieji, traukia vieni kitus, visko būna, bet susirenka vis tiek žmonių, susirenka ir iš to išeina kažkas gero. O kaip jums atrodo, jeigu dabar mes paimtume visiškai kitą lokaciją, visiškai kitą miestą, nežinau, gal net nesvarbu, ar tai Lietuvoje, ar kažkur pasaulyje, kokių ingredientų reikėtų, kad toks reiškinys atsirastų, kaip Panevėžio muzikinis teatras? Jeigu reikėtų įvardinti, tarkim, 3 svarbiausius dalykus, kurie turėtų būti tam sąraše. Nu, tai dėl mūsų muzikinio teatro atsiradimo, tai užtektų 2 tokių kaip Vidmanto Kapučinsko ir Vytauto Kupšio. Tai jie taip dviese susitiko ir sako, darom. Ir žmonės jais patikėjo. Kai jais patikėjo, eina iš paskos. Toliau grįžkim prie pastatymų, spektaklių, kuris pačiai kainavęs daugiausiai nervų, pastangų ir darbo, atrodo. Nervų gal daugiausia kainavęs mano puikioji Ledi, nes scenografijos brėžinius dariau. Nes scenografas Frideris Kleinas padarė maketus,
padarė juodraščius ir paskui taip įvyko, kai jisai negalėjo atvykti ir darbininkams kaukų reikėjo pateikti tų visų, tai aš tada dariau brėžinius. Va tas nerų kainavo. Aš tada jau pas statybininkus aiškintis, ar tos atramos atlaikys, ar ten negrius, pas konstruktorius. Nu, tai reikėjo taip. Ir viskas labai gavosi puikiai. Ir tos scenografijos dalys naudojamos kituose spektakliuose. Nuostabu. Ir mes kalbam, aš primenu, kalbam su personalo žmogumi, ar ne? Su kaip realiai, kur atsakomybė turėtų būti žmonės, jų gerbūvis, jų gera savijauta, dokumentacija ir visa kita. Ir jūs pati rūpinotės scenografijos brėžiniais. Ir buvote atsakinga. Jūs. Nu, man braižyba mokykloje patiko, gerai sekėsi. Ir reikėjo greitai tai daryti, ką mes ieškosime. Kokių dar netikėtų darbų teko daryti? O mes kaip scenos darbininkų, tai pavyzdžiui, Traviatoj įspūdingas spektaklis, kuris man labai patinka. Tai kada vyksta tyliosios pertraukos, reikia scenografiją keisti, tai ją keisdavo keturiese. Aš, pastatymo dalies vedėja Renata ir 2 scenos darbininkai. Ir tam tikrose vietose būdavo taip greit viską reikėdavo padaryti, mes kiekvienas jau žinojom, tas eina tą daro, tas tą daro, tas daro. Ir manęs kažkada paklausė, tai kodėl jūs su Renata eina tai daryti, kodėl kažkas kitas? Nu, kad mes mokam tai padaryti. Kodėl to nedaryti, jeigu moki ir gali. Tai tas. Taip. Dar ko buvau garso operatorių. Apšvietėjų. Nu, tai teatre viskuo. Aš galvoju, o gal paprašiau būtų paklausti, kuo nebuvot? Kuo nebuvot? Nebuvau muzikantu. Va. Aš kažkada sapnavau ir į orkestrą atėjusi kamerinį, sakau, žinokit, sapnavau, kad aš kontrabosu groju. Iš manęs sako, taigi gal moki? Nu, nemoku. Sako, taigi paim, gal moki, pabandyk. Palaikyt galiu, grot ne. O nebuvo tokių minčių, vis tiek muzikinis išsilavinimas kaip ir yra, kanklės, fortepijonas, kažkokių tokių. Ne. Jums patiko būti tuo žmogumu šalia scenos, Taip. ne scenai. Taip. Kada didžiausias džiaugsmas aplankydavo? Ar generalinė, ar jau po premjeros, ar kaip tik po premjeros tas toksai, kur mes visi, man atrodo, kurie susidūrė su tais etapais kūrybiniais, kad tokia duobė staiga emocinė, kad laukiai įvyko ir staiga toks bum žemyn viskas. Kokie išgyvenimai, tokie irgi kaip aukščiausi taškai būtų išlikę atsiminimuose? Didžiausia emocija, sakykime, daugam būna, kad po premjeros, o man tas didžiausias pasitenkinimas, kada viskas jau tiesiog premjero prasidėjo. Prasidėjo spektaklis. Išėjimas į... Viskas, tu niekur nebepasuksi, nei į kairę, nei į dešinę, nieko papildomą nebeneši, neišneši, viskas. Kai pirma premjeros diena, kada atsidaro uždanga ir jinai pradeda važiuoti. Taip, tada jau viskas, daug toliau nebėra kur, yra tik tiesioji. Žinai, kad režisierius yra ten bejėgis, viskas. Jis nieko nebepadarys ir viskas eina taip, kaip eina, niekas nieko nebepakeis. Tai va čia jau tas būdavo džiaugsmas, tiesiog... Taip. Maestro pasakojo ne kartą, kad iš tikrųjų ir dabar tenka sulaukti tokių įžvalgų, komentarų, kad nieko nėra, o spektakliai vyksta. Nieko nėra, o teatras yra. Ar jūs patys jautėt, kad kažko jums trūksta, kad kažko nėra? Ar buvo toks jausmas, kad yra kažkoks stygius, ar jautėt tą? Tai jautėsi, stygius visada jautėsi, kad trūksta rankų, trūksta patarimų, trūksta, bet su tuo susitaikai, dirbi ir viskas normalu. Paprasčiausiai neužsiakcentuoji, kad oi trūksta ir kaip čia dabar bus, neverki dėl to. Ne. Imi, darai, išmoksti.
Jūs buvot visą laiką labai arti vadovų visų ir matėt viską iš labai arti. Ir maestro uždaviau irgi šitą klausimą mūsų pokalbyje iš jo perspektyvos, kaip jam pavyko šitiek laiko auginti ir išlaikyti tą motyvaciją, žmonių užsidegimą ir tikėjimą, nes tai tikrai gyvenant ir jaučiant tai, kad vis kažko trūksta ir vis galėtum geriau, bet tau trūksta, tu neturi, tau nėra suteikiama, nėra duodama, galų gale ir pačio pastato situacija, kur vis dar teatras yra kino teatre, rankomis iškastoje orkestro ložėje ir realiai iš esmės scenoje, kurioje net ne visai gali sutilpti normalaus dydžio simfoninis orkestras. Tokiamis sąlygomis iš jūsų perspektyvos, kaip jums matėsi, ko reikia, kad žmonės, toks didelis būrys žmonių, kad jie neprarastų tikėjimo ir motyvacijos ir kaip jūs matėt, kokių stebuklingų metodų imdavosi galbūt maestro, ar prireikdavo, ar jūs matėt, kad niekam niekada nebuvo jokių abejonių, kažkokių, nes vis tiek tai yra be galo daug metų, kur, kaip suprantu, tokio staigaus pakilimo, staigaus augimo, kas liečia etatus, darbo sąlygas ar kažkokius tokius kardinalius pasikeitimus, pagerėjimus nebuvo. Viskas buvo laipsniškai, metai iš metų, po truputėlį. Kur tas receptas, ar jūs būdama šalia žmogaus, kurio atsakomybė, ant kurio pečių buvo visą tai išlaikyti, nešti, tęsti ir auginti, ar jūs pamatėt kažkokias paslaptis, kurios gali būti šiandien atskleistos kaip stebuklingi metodai įkvepiantis žmonės? Tai yra žmogiškasis faktorius, viskas yra taip. Tai yra bendravimas, vadovo bendravimas su kiekvienu ir su visais, kaip su sau lygiu. Jokio išskirtinumo. Ar tu valytojas, ar tu muzikantas, ar tu dirigentas, ar tu atvykęs iš Vilniaus Prima su visais vienodai. Netgi būdavo taip, kad atvyksta koks nors, pavardžių neminėsime. O gal paminėkime? Ne, nereikia. Savim labai pasitikintis ir iš aukšto bando kalbėti su pasikėlimu, bet maestro kalba su juo kaip su eiliniu teatro darbuotoju ir tas žmogus nusileidžia. Ir jisai pradeda kalbėti lygiai taip pat kaip su juo. Vat tas jokios diskriminacijos, sakykime, jokio laiptelio, to aukštesnis ar žemesnis. Bet kada jisai galėdavo paskambinti, paklausti, kaip sekasi, bet kada einant pro šalį paklausti, ar viskas gerai, apsisukęs jisai gali tau nuduoti velnių, kartais pelnytais, kartais ir nepelnytai, bet mes, kaip sakom, tai būdavo profilaktiškai, bet apsisukęs niekada jokių pykčių nelaikydavo. Bet kas galėdavo pas jį ateiti, paklausti, ką jis negerai daro, arba paprašyti pagalbos. Mes netgi juokdavomės, kad telefonas kartais gali naktį suskambėti, nes kažkam dantį suskaudo. Kartais, jeigu tau blogai, galėdavo bet kada skambinti. Tai buvo santykiai tokie, kad vadovas bet kur, bet kada ir bet kaip. Maestro yra pasakęs, kad aš visiškai neketinau būti direktorium ir kad jam visiškai tai buvo šone, bet neturėjo kito pasirinkimo, nes šitiek prisidirbęs su tuo steigimu visu ir ta visa užkurta situacija, ažiotažų, teatro ir taip toliau, jis tiesiog nebeturėjo pasirinkimo ir man atrodo tas jūsų šiuo atveju liudimas tai tą visai ir byloja, kad žmogus tų pareigų niekada nematė kaip kažko tokio, kas tiesiog tai buvo neišvengiamybė
ir situacija. O ko jūs išmokot? Ar va taip kada nors galvojat, nes turbūt laikas buvo metai iš metų, diena dienon, petys petin. Ką pasiėmėt iš tų metų? Ką aš išmokau? Viską išmokau iš teatro. O iš maestro konkrečiai? Iš maestro. Asmenybės va kažkokios. Gal žmogiškumo, tas vėl žmogiškumo faktorius man vėl visai lenda. Žmogus, žmogui, žmogiškas ir iš kitos pusės vėl atvirkščiai. Betarpiškas bendravimas, kuris visada sutinka ir palydi su gera šypsena, tai tas yra pagrindas. Aš manau, kad nesvarbu, koks tu esi natūraliai, bet žmogų sutikti ir išlydėti su šypsena, tai yra pagrindas. Kartais tau gali būti ir sunku, bet vis tiek šypsena viską nugali. Supratau. Tai čia ta pamoka Taip, išmokta iš maestro. Kokie etapai, laikotarpis buvo pats sunkiausias? Ar buvo toks laikas, kada toj teatro evoliucijai, augime, kad buvo minčių kažkokių, kad sviruoja, kad sudėtinga, kad gal neišeis, nepavyks? Vat maestro kaip tik minėjo tą etapą, kai į viešą įstaigą perėjo teatras. Gal kažkokių dar buvo jums asmeniškai tokie sudėtingiausi metai? Norėjau tą patį paminėti apie viešą įstaigą, kadangi sugebėjom iš jos vėl grįžti į biudžetinį įstaigą. Tai tikrai buvo tas sunkus laikotarpis. Ir kitų sunkesnių. Kiekvienais metais būdavo vieni etapai sunkesni, kiti lengvesni, bet juos išgyveni, žinai, kad po sunkaus momento ateis lengvesnis. Šviesus. Taip. O dabar ypatingai iš tikrųjų besikeičiant situacijai, labai aktualus žmonių klausimas, muzikantų klausimas ir vis didesnis iššūkis yra pakviesti, važiuoti į Panevėžį. Mūsų resursai mieste jau senka labai ženkliai. Ar buvo laikas ir kokio ilgumo jisai buvo, kada buvo visiškai ramu dėl žmonių, kad buvo kūrybinėse pajėgose, orkestre, chore, kad buvo visiškas stabilumas ir kad metai iš metų niekas nesikeistų? Buvo turbūt toks etapas. Buvo toks etapas, sakykime, kada dabartiniai Mikalausko menų mokykloje buvo dar vokalo klasė, buvo ramu. Buvo laikotarpis, kai mes netgi Grybų operą, vaikišką spektaklį, pastatėm su savo miesto solistais. Nei vieno atvažiuojančio nebuvo. Tai buvo senosios liaudies operetės solistai, studentai, bet visi buvo vietiniai. Vat vienintelis spektaklį, kurį mes turėjom su vietiniais, kur nereikėjo kviestinių. Ir daugiau moksleivių buvo besimokančių, ateidavo jie grot pas mus. Ir buvo tasai, kaip aš sakau, palikimas dar iš senų sugrįžusių muzikantų, sakykime, dešimtmetis buvo toks ramesnis. O paskui prasidėjo normalūs dalykai, senstam, o jaunimas, kad atvažiuotų, buvo sunku. Tik čia, sakykime, paskutiniais metais truputėlį pagerėjo, kad savivaldybė pagelbėjo su gyvenamuoju būstu. Tai va čia jau yra labai didelis pliusas. Nes buvo labai daug diskusijų, kaip čia daryti, kad į mokyklą atvažiuotų jaunas pedagogas ir tuo pačiu eitų į orkestrą groti. Va čia reikėjo kelių įstaigų sutarimo, kad taip vyktų, bet nelabai pavyko. Tai yra sudėtinga, nes vien tik tai atvykus į Panevėžį jaunam atlikėjui, groti vienam orkestre tuo metu, dar kai pučiamieji nebuvo prijungti, tai sudėtinga iš tos algos išgyventi.
O jeigu jisai gauna dar plius pedagoginį darbą ir vienoje ir kitoje mokykloje, tai jau tada visai kas kita. Bet yra bet. Prisiminkim pirmuosius įspūdžius ir patirtis darbo kartu su ta kurį laiką buvusią nusistovėjusią teatro, tų žmonių, kurie buvo šalia tų teatro kūrimo ištakų, tai ir kurie dešimtmečiais dirbo pastatyminiai komandai, tai ir Nerijus Petrokas, ir Rita Kosmauskienė. Kaip jie atsirado, kaip jie integravosi, kaip iš jūsų perspektyvos šitaip stipriai susilipino, kad paskui ėjo spektaklis po spektaklio ir kokie jūsų pirmi įspūdžiai. Aš žinau tą istoriją, kaip važiavote į muzikos ir teatro akademiją, į Nerijaus paskaitą kartu su maestro. Kaip išsirinkot tą Petroką? Čia jau maestro tegul pasakoja šitos dalykus. O įspūdis jūsų, kaip ar buvo nujautimas, kad šitas žmogus tiek pasiliks, tiek užsilaikys? Kažkaip niekada žmogų, sakykime, ar solistą kokį, ar žmogų pamačius, kuris atvykdavo pas mus, niekada negalvodavau, kad jisai ten bus ilgai. Laikas parodys. Laikas parodys, ar jam čia patiks, nes, kaip aš sakau, pagrindas tai būdavo, mums gali daug kas patikti, bet jeigu žmogui čia nepatiks, jisai nebesugrįš. Tai pradžioje turi sudaryti sąlygas ir bendravimo, ir buvimo čia, kad jam patiktų, jeigu tu nori, kad jisai sugrįžtų. O kad Nerijus taip ilgai čia pas mus užsiliko, čia aš manau, gal niekas taip negalvojo, gal visi galvojo, sunku pasakyti. O kaip manot, Nerijaus darbo principai irgi labai orientuoti į tai, ką jūs minėjot ir pačioj pradžioj. Tai yra ir tas, kaip ir maestro būdingas, su visais vienodas bendravimas ar ne, ramybė, čia nežinau, ar maestro būdinga? Nerijui. Nerijui taip. Bet tas bendravimas jis irgi yra pasakojęs, kad netgi atlikėjų solistų komanda spektakliui atrankos vienas tarsi iš svarbių veiksnių yra, ar žmogus geba dirbti su kitais, ar jisai yra žmogiškas, ar jisai yra paprastas, ta pačia geriausia prasme. Kaip manot, kokie dar Nerijaus bruožai ir jo komandos formavimo tos scenoje esančios principai lėmė, kad iš tikrųjų tas procesas, aš suprantu, kad teikia tikrai daug malonumo visiems, jisai buvo sklandus, jisai buvo organiškas, jis buvo visiems suprantamas, priimtinas, tai kaip jūs šitą visą irgi dekonstruotumėt pagal žmogiškasias vertybės ir tai, kaip iš jūsų pusės. Nes turbūt kiekviena premjera vis tiek, nepaisant ramumo ir viso ko, jinai vis tiek neapsieidavo turbūt be tam tikrų asmenybės bruožų išryškėjimų, pavadinkim taip švelniai, kažkokių aštresnių situacijų, emocijų, kurios neatsiejamos turbūt prieš kūrinį išvystant sceną. Iš Nerijaus emociją gal vieną kartą esam tik tai matę, o šiaip tai jisai, aš manau, kad atskirai pasikalbėdavo, nematydavom mes. Bent jau aš taip įsivaizduoju, jeigu reikėdavo. O dėl atrankos visų, sakykime, solistų, artistų, tai, kaip pasakyti, jisai labai gerai matydavo, kuris gali ką padaryti, ko jisai bent jau, ko režisierius nori. Ir visi tie pastatymai, kas buvo daroma Nerijaus ir atrinkti solistai, jie tikrai įprasmino. Mes jau po tam tikro laiko, sakykime, labai pradėjome analizuoti Mano puikioji ledė, nes ten labai charakteringi tie visi atlikėjai ir būdavo taip, išeinam, sakom, kaip tave įtikino, taip mane įtikino. Jau mes pradėjom patys save
egzaminuoti, ar tave įtikino šitas spektaklis ir tas atlikėjas ar ne. Nes anksčiau būdavo, oi, gražu, patiko, smagu ir taip. Paskui pradėjom analizuoti dėl to, kad ar įtikino jisai tave. Tai aš manau, kad Nerijus rinko tuos, kuris galėtų savo vaidmenį atlikti, ne tai, kad atliktų, bet kad ir įtikintų dar žiūrovą. Kokios pavardės atsimenat? Pavardės tai taip, sakykime, Silvos spektaklyje, kada Jatautis režisavo, tai buvo debiutas Vidai Taurinskaitei, studentė buvo, ir Linui Sprindžiui, irgi studentas buvo. Dabar, kiek žinau, Linas Sprindys Amerikoje. Su kameriniu orkestru, kai važiavom į Švediją, partnerį Kalmaro miestą įrašus daryti, nes kvietė tada apmokymams ir įrašus daryti. Tai tada buvo Julija Stupnianek, Giedrius Žalys ir Edgaras Protkauskas. Dabar Montvydas. Taip, tada jis buvo Protkauskas. Tai va šitie 3 studentai, aš manau, jiems buvo gal irgi pirmieji įrašai. Tada Švedijoje atlikinėjom. Toliau, kas dar iš tokių? Lauryna Bendžiūnaitė truputėlį buvo Baliaus Savojo spektaklyje ir Gita Augulytė iš Kauno muzikinio dabar išvykusi į Airiją. Jurgita Prakelytė iš solistų. Daugiau visiems, aišku, gerai žinomi. Deividas Norvilas, Egidijus Bavikinas, Liudas Mikalauskas, Edmundas Eilius, be galo daug jų visų taip, kurie dabar aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje. O iš tų išvykusių, kaip sakant, irgi buvo pas mus pradininkai. O iš liaudies operetės, tu minėti ir pirmose premjerose, tas pavardės, kokias svarbiausias jūs atsimenate? Liaudies operetės tai Jonas Gavėnas, Nijolė Garbaliauskienė, Irena Paliukaitė, Šviesios atminties Antanas Petronis. Ir čia visi tie žmonės, kurie buvo Panevėžio, ar ne? Taip, jie taip, tiesiog taip, čia taip, taip. gimė, augę. Taip. Tas resursas. Gerai, maestro yra pasakęs, vėlgi negaliu nepacituoti, bet jūs irgi minėjote ypatingą spektaklį, tai Traviata, ir maestro tiesiog, kodėl mano klausimas buvo irgi ir jums, apie tai, ar jūs jaučiat kad kažkokiu pastatymu įvyko virsmas ir buvo kažkoks kitoks jausmas. Tai maestro apie Traviatą yra pasakęs, kad tą dieną būtent jisai grįžo namo ir prieš krisdamas į lovą savo pasakė, kad šiandien yra kaip irgi teatro gimimas dar kartą ir kad dabar jau niekas to nebesustabdys, nebesutrukdys jam vystytis. Tai žinoma, kad Traviata yra mums visai Lietuvai reikšminga, pirmoji opera, nes neminėjom jos 100-metį, bet gal visai net Traviata jums yra brangiausias spektaklis. Įsimintinų ir tikrai gerų yra. Sakykime, netgi pati Grafaitė Marica, tai buvo įspūdinga scenografija ir pats spektaklis labai gražus. Iššūkis buvo mums, sakykime, Mafiozas operoje. Pavyko, kai kas norėdavo antrą kartą žiūrėti, kai jį pilnumoje suprastų, bet jisai buvo sudėtingas mums pastatyti dėl to, kad mes pastatymo dalies neturėjom visai. Tai mes su Rita kartu statėm su Kosmauskai. Taip, mes dviese kartu važinėjom po parduotuvės, po turgus vaikščiom ir rinkom kažką daryti, ką galima buvo padaryti. Patys darėm, sodinom prie stalo administratorę, kad vėduoklės darytų ir blizgučius klijuotų. Tai jisai gal sudėtingiausias buvo iš pastatymų. Jisai nėra pats sudėtingas, bet iš pastatymų sudėtingas, kai visiškai meti darbus iš šono ir eini spektaklį daryti. Įspūdingiausias taip, Traviata, ir būtent Traviatos metu man
tas, kaip aš sakau, lūžis buvo ir pačiam chorui. Nes kai reikėjo Aurorą atlikti taip, kaip priklauso. Va tas vat labai padėjo, kad dirigentas spektaklio Julius Geniušas. Ir vat buvo, taip choras atliko Aurorą nuostabiai. Traviat, va, man labai smalsu, jūs minit dabar administratorė darė vėduoklės, tas tą darė. Neturėjot pastatymų žmogaus, tai reiškia, Renatos dar nebuvo, ar ne? Reiškia, tuo metu. Opera Mafioza Renatos nebuvo. Tai va. Tada pas mus buvo tarpas, pastatyminiai išėjus ir nieko nėra. Ir tai va, po šito, po Mafiozo mes pradėjom statyti, planavom jau statyti Grafaitę Maricą ir tada pasikvietėm Renatą. Man yra labai smalsu šitoj vietoj, kaip vykdavo tada pasirinkimas, kada reikia ir muzikantų, ir vat, kažkas turi statyti, kažkas turi rūpintis dekoracijom, kažkas turi planuoti repeticijas, kažkas kažką turi daryti. Bet kaip šitam taške, kada ir kaip jūs ką nuspręsdavot, kam į kurią pusę reikia labiau žmonių, kaip jūs pasverdavot ir kas lemdavo, ar tai bus naujas etatas muzikantui, ar tai bus kažkas, kas padės geriau sustyguoti visus procesus. Mums paprasčiausiai tas epizodas buvo, kad žmogaus nebuvo. Tada žmogaus nebuvo. Etatas buvo, tik tai žmogaus nebuvo. Mes po to spektaklio, kaip spektaklio statymo metu tu jau įpusėjęs nieko nepadarysi, o paskui, kai pasibaigė prieš kitą spektaklį, o prieš Grafaitę Maricą pasikvietėm Renatą. Bet ar nebūdavo tokių kryžkelių, kad turi rinktis, į kurią pusę plėstis ar priimti žmonių? Yra būtinybė ir žiūri, kaip bandai, kaip yra. Visada savivaldybei pateiki planą, ko tau reikia. Bet jisai iš to tavo plano lieka 1-2-3%. Ir akivaizdu, kai sakykime, tau reikia 10 ir jeigu tu gautum 5, tai tada gal sunkiau. Bet kai tu iš 10 gauni 1 arba 2, tai pasirinkimo didelio nėra. Yra konkretu. Supratau. Brangiausias atsiminimas per visus metus apskritai su bet kuo susijęs darbo teatre metu, ar tai, nežinau, iš kelionės per tą žmogišką prizmę, galbūt, nežinau, kažkoks ar šiltas pokalbis, ar kažkoks tai, nežinau, scenai vyksmas, minėjot, kad ir Traviatos spektaklis brangus ir daugiau, vat, jeigu reikėtų išsirinkti vieną vienintelį atsiminimą, ką išsineštumėt? Vieno atsiminimo neišeina, visą teatrą išsineščiau. Visus 30 metų. Taip kažką išskirt. Prieš pokalbį sakiau, kad reikia pamastyti, pagalvoti. Ir negali vieno sukonkretinti, negali. Visuma. Jeigu reikėtų įvardinti svarbiausius 5 žmonės, pavyzdžiui, bet teatro kūrimo perspektyvoje, auginimo, imant visus. Ankstyvoju ar visus metus? Aš manau, kad taip gerus 20 metų, kokios figūros, ir nebūtinai išdirbančių, galbūt kažkieno atvykimas, kaip pavyzdžiui, Juliaus Geniušo buvo labai reikšmingas ir kažkokią įtaką padarė, bet tokie svarbiausių 5, kurie gal net, nežinau, gal net ir niekada nebuvo atvykę, gal jų pavyzdys, idėjos įkvėpė. Tai Nerijus Petrokas vienareikšmiai. Tada Frideris Kleinas, nes jisai pakeitė scenografijos mąstymą, tą visą, jisai naujų idėjų nešė. 3 spektaklius pas mus darė. O jis buvo jau tuomet, kada Rita buvo pradėjus dirbti, ar dar prieš Ritą? Taip. O ko labiausiai laukdavot atvažiuojant, pavyzdžiui, nežinau, iš solistų?
Ir solistų visos trupės laukdavom. Ar jums teko matyti, kaip foje, kaip jie atvažiuoja ir kas vyksta foje, kai susitinka? Žviegimas, rėkimas, apsikabinimai. Tai va tas toks, kaip patys geriausi draugai sugrįžo. Laukdavom jų, ypač po vasaros, sakykime, kai būdavo tas tarpas atostogų praeidavo ir kai spektaklis pirmas. Oi. Ir liūdniausia būdavo, kai paskutinis spektaklis prieš vasarą. Ir tas buvo, aišku, labai sunku būdavo ir mums, ir jiems patiems visiems, kad labai retai spektakliai. Retai, mažai, o jiems sunku tai, kai jisai savo rolę turi turėti. Nežinai kada, ar po mėnesio, ar po 2 bus reikalinga. Tai mūsų tik taip, o jie dar visur kitur. Tai va tas va ir sudėtinga būdavo prisišaukti kažko kito, kuris iškart klausė, tai kiek spektaklių man bus? Mes nežinom kiek. Tai va tie Petroko surinkti solistai ir mums palankus tuo, kad sunku susiderinti, bet jisai išlaiko rolę. Išlaiko rolę, išlaiko vaidmenį, nesvarbu, kada jisai bus. O kas būtent, vėlgi aš prie tos šiek tiek genezės noriu grįžti, kas sąlygoja, nes iš tikrųjų tas būtent grįžimas į teatrą mūsų labai daugam yra kaip grįžimas namo. Ir sako, kad kitur taip nėra. Kaip jūs manat? Vėl santykiai žmonių. Priimti, kiekvienas yra priimamas kaip lygis su lygiu. Bet ar tai tas sąlygoja, kad teatras yra mažytis, ar kad tų žmonių nelabai daug, ten departamentai, padaliniai, kurioje vietoje jūs vis tiek, tos priežastis kažkur. Kad mažas turi tame, bet ir gal žmonių pastovumas. Nes kai nauji žmonės ir kai jie keičiasi, jie nespėja susipažinti, nepažįsta. Ir artistas jisai nėra tas, kuris pamatė žmogų ir iškart, oi, draugas, labas ir taip toliau. Ne, jam reikia laiko, kol jisai tave įsileis. Nėra taip paprasta, nes jiem sunku, kai keičiasi žmonės, jie, sakykime, ne tik į mūsų teatrą, kituose teatruose lygiai taip pat ir ten didesni kolektyvai, daug žmonių. O kai jie čia atvyksta ir mato tą patį žmogų jau 10 ar 15 metų, tai viskas labai tvarkoja, labai gerai. Tas pastovumas labai daug ką reiškia. O iš tų žmonių iš kadro, ką dar išskirtumėt kaip tuos titanus, ant kurių pečių laikėsi visas teatras? Tai, sakykime, Ramunė Petrikaitė. Tai va apšvietėjas, kuris gali padaryti bet ką su šviesom, jai reikia tik tai duoti. Jinai gali padaryti bet ką. Bet ką tokiom sąlygom, kurios yra čia labai svarbu paminėti, ar ne? Nes prie neribotų biudžetų ir fantastiškos įrangos turbūt nėra sudėtinga, bet iš to, kas yra, tai... Jinai gali padaryti geriausia. Taip. Jinai tas žmogus, kuris dirbo ir Juozo Miltinio teatre, ir mene dirbo, ir pavyko mums paskui prisikalbinti ją, kad jinai į etatą ateitų. Būdavo taip, kad pagrindinės teatras būdavo menas, o pas mus tik tai pagal autorinę atvirtą. O kai jau turi savo žmogų prie vietos, yra žymiai geriau. Ramunė tikrai unikalus žmogus su labai savitu matymu ir scenos pajautimu. O kaip jums pavyko prisikalbinti? Žmonės kaip? Lygiai taip pat. Ramunė, man atrodo, jinai jeigu nenorės, tai jinai tikrai neis, jinai turėjo labai norėti. Taip, tai va tas ir yra, kad žmogiškumas, bendravimas. Viskas, kaip aš sakau, viskas per bendravimą. Reikia kalbėtis, bendrauti, būti atviriems. Kas dar? Dabar, sakykime, jau 15 metų, gal ir daugiau. Renata Lokcikienė. Va čia va irgi išsigelbėjimas teatro,
kai atėjo į pastatymus. Kaip finansų ministrai? Tai finansų ministrai čia jau be kalbos. Laura Šležienė, tai čia lygiai taip pat, kaip sakydavau, šypsenytė. Labą Kiek dieną. metų Laura dirbo? Irgi labai nemažai. 29. O, Ar 28. iki centralizacijos, ar ne? Tai jūs realiai kaip ir pradėjot drauge. 2 metų ar 2 metai vėliau. Skirtumas. Atėjo jinai vėliau. Nes kai aš atėjau, tai buvo dar prieš tai buhalterė buvusi iš kino teatro. Nu tai kas, tada jau kai susijungia, sakykime, prie teatro pučiamųjų orkestras, labai geras žmogaus atėjimas, tai Martynas Bražas. Čia irgi orkestro pakėlimas į viršų ir tas, kaip pasakyti, žmogaus visas stotas į teatrą, tai yra taip. O kaip jūs jautėtės po to prijungimo? Jis nebuvo labai netikėtas ar buvo netikėtas? Mes, bent jau mes administracijos, mes niekada šito nenorėjom. Mes nenorėjom, kadangi tai yra koncertinė įstaiga ir tai yra, papildomi žmogiškieji resursai, kurių mes ir teatrui neturim. Aišku, tai yra gerai, kada viskas muzikinio į vieną eina, bet mes, logiškai, mes nenorėjom, bet kai mes gavom, mes priėmėm su džiaugsmu ir, kaip pasakyti, viskas, taip, susitaikai, pradedi mylėti ir viskas gerai. Nes priėjimas turbūt irgi ta paslaptis, ar ne, priimti su meilė ir tada... Taip. Iš pat pradžių pavardę žinojau, o paskui kiekvieną pavardę ir veidui pritaikiau. Ir jums taiga padidėjo iš esmės kolektyvas keliais 40 žmonių realiai. Žmonių taip, etatų truputėlį mažiau. Kas jums yra teatras? Gyvenimo būdas. Ar tai užkrečiama? Užkrečiama, bet tai išgydoma. Išgydoma. Išgydoma, ar ne? taip. Turit receptą? Ne, recepto neturiu. Bet tai išgydoma. Tai nors gal po metų sakysiu kitaip, nežinau. Ar buvo situacija, kada su žmonėm, buvo kažkokių labai tokių manevrų reikėjo imtis, kur kažkaip žmogiškumas nebegelbėjo? Kai aš sakau, žmogiškumas nebegelbėjo, tai... Gelbsti darbo kodeksas. Kurio aš naudoti tam tikrom aplinkybėm labai nemėgstu. Bet tekdavo. Ar ne? Ne, tai iki tam tikrų metų neteko. Neteko, būdavo pasikalbama, maestro griežtai pasikalbėdavo ir to kodekso naudoti nereikėdavo. O kai jau pradėjo reikėti naudoti kodeksą, tai kam aš... Ne. Man tai yra teatras kaip šeima ir kai ta šeima pradeda nebe tai bendrauti, man tas yra jau nebepriimtina. Nes man, kaip pasakyti, teatras nebuvo tas darbas, iš kurio tu galėtum gyventi dėl pinigų ir taip toliau. Buvo pasiūlymų išeiti į geresnėm sąlygom ir taip toliau, bet aš sakiau, ne, man čia kolektyvas. Man pagrindas yra atmosfera, kolektyvas, namai, bendrystė, taip. O dėl viso kito, tai čia daugiau, mažiau nesmė. Ir kai prasideda, kad reikia naudoti darbo kodeksą tam tikrais atvejais, tai jau ne. Tai yra man per sunku. Rita, spektaklių didžiausios sėkmės istorija ir didžiausios nesėkmės. Visą laiką turbūt teatre tas sprendėjas, didysis teisėjas spektaklio gyvavimą įtakojantis yra
publika, ar ne? Žiūrovas, žiūrovas, taip. publika. Kokius prisimenat pačius sėkmingiausius spektaklius ir ko nelydėjo sėkmė? Sėkmingiausias Balius Savojoje, o nesėkmingiausias dėja Rita. Rita, taip. Viena veiksmė opera. O kas sąlygojo, kaip jūs nuspręsdavot, ar tai sėkmė, ar tai nesėkmė, ir po kelių spektaklių jūs jau turėdavot apsispręsti, kas tai nuspręsdavo ir ar negalvodavot, kad gal galima dar kažką padaryti, kažką iš kažkur pakviesti, kad kažkas dar nežino apie tą spektaklį. Kada buvo tas lemiamas sprendimas priimamas, kad jau viskas, tas spektaklis nebebus rodomas? Iš publikos. Paprasčiausiai publikos. Aš dabar bijau pasakyti, Rita, man atrodo, 5 kartus buvo. Ir man atrodo, paskutinį porą spektaklių buvo po pusę salės. Ir paprasčiausiai nebevertėjo. Niekas nestato blogų spektaklių, bet jų kartais būna. Bet jūs taip vertinat, kad jeigu neina, tai kaip ir tada blogas ir jūs savo teatre nusirašydavot, kad jau jo neverta rodyti. Taip, ar ne? Ne tai, kad blogas, jisai, sakykime, nepavyko, neinamas, publikai netinka. Taip, nes, kiekvienam spektaklėje gali atrasti ir gerą, ir negerą. Tai vienam negeras, kitam geras. O kiek kartų Balius Savojoje rodėt? Oi, Balius Savojoje bijau pasakyti, ar virš 30. Renata turi susirašius visus tos. Kokie būtų palinkėjimai teatrui šiandien? Nesustoti, eiti į priekį, bendrystę, naujinti, gerinti, tvirtinti, nes pagrindas. Bendrystė tai yra pagrindas visame kame. Tada ir seksis, ir bus noro, ir nebus pagrindas, kad finansai tai yra pirmo vietoj, kūryba, pasitenkinimas dvasinis. Pavalgyti užteks. Regina pamaitins. Taip.